Daugybė žmonių galvoja, kad jeigu aš tiesą žinau apie kažką, tai reikia būti teisingu, teisingumą vykdyti. Tai reiškia, kad ta tiesa įpareigoja mane ją tekšti kitiem akis. Bet kad ta tiesa gali būti pražūtinga, tai apie tai nepagalvoja žmonės. Tai va todėl yra senai įspūdinga išmintis, kad kai tu galvoji kažką pasakyti kitam žmogui, tai reikia 3 komponentės turėti omeny. Man atrodo, gal ir 2 užtektų, bet ten pasakyti 3. Pirma, tai yra, kad ar tai yra tiesa. Antra komponentė, tai yra, ar tai yra gera, ar tai duoda gerumą. Ir trečia, ar tai suteikia viltį žmogui. Ir jeigu bent vieno iš šitų komponentų nėra, pavyzdžiui, tai suteikia viltį, bet tai yra melas. Tai geriau iš to nesakyti. Arba jeigu tai yra tiesa, bet tai neduoda gėrio žmogui, tai irgi to nereikia sakyti. Arba jeigu tai yra gėris, bet tai yra melas, arba neteikia vilties, tai irgi to nereikia sakyti. Tai čia man akis atvėrė, kad yra net 3 komponentės. Aš įsivaizdavau, kad 2. Ir aš pasakodavau tokią istoriją, kaip Amerikos kariškiai eina per miestelį, prieina prie namo, atsidaro duris, jie beldžiasi duris, ten stovi nešia moteris ir jie atsiprašo, kad sorry, mes čia nei tas duris pataikėm, nei tą namą. Iš tikrųjų, jie pataikė į tą namą, jie atnešė baisę žinią tai moteriai, kad jos vyras žuvo kare, bet kai jie pamatė, kad jinai nešia, jie suprato, kad tos tiesos negalima sakyti, nes tai baigsis tragiškai tai moteriai ir galbūt net ir kūdikiui, ir vaisiui. Tai va, tai tiesos sakymas, tai čia yra ne juokai. Jeigu mes tiesą žinom, tai nereiškia, kad mes privalom ją sakyti. Reikia žinot kaip, kada, kokiam aplinkybėm ją sakyti, nes tiesa tai yra didžiulė energija, informacinė arba dvasinė arba psichologinė energija, tai yra kaip išaštrintas peilis. Su to išaštrintu peiliu tu gali greitai gaminti maistą, jeigu tu žinai, kaip tai daroma. Ir todėl virtuvių šefai, jie nuolat galanda peilius ir perka pačius aštriausius japoniškus peilius, kad darbas vyktų greitai. Bet jeigu tu neatsargiai pasielgsi su to peiliu, tai gali pirštą nusipjauti savo arba nužudyti žmogų. Informacija, žinios yra siaubinga jėga. Tai ne juokai, su ja reikia